Birželio 31-ąją minėjome Reformacijos dieną. Šią progą mūsų pasakojimas apie vieną ryškiausių reformacijos asmenybių Lietuvoje – reformatų bažnyčios teologą, politikos ir visuomenės veikėją Andrių Volaną. Slaptos diplomatinės misijos, vaidmenys svarbiausiuose Lietuvos ir Lenkijos politiniuose įvykiuose ir teologinė mintis iš esmės nulėmusi Lietuvos reformatų bažnyčios kryptį XVI amžiaus antrojoje pusėje. Apie šią asmenybę kalbamės su šiemet Lietuvoje išleistos monografijos apie Andrių Volaną autoriumi, profesoriumi Kęstučiu Daugirdu. Volanas gimė apie 1531 metus Didžiojoje Lenkijoje, vokiečio Jono Volano ir lenkaitės Kvileckos šeimoje. Jo tėvai jau ganėtinai anksti pasuko reformacijos keliu. Mes jau žinome apie 1537 metus, 1538 metus su jo gimtajam mieste, kad jau buvo įvesta reformacija. Tai reiškia, mišių fundacija buvo paskirta Dievo žodžių skelbimui pagal reformacijos įžvalgas. XVI amžiaus pradžioje Europoje paplitę reformacijos idėjos ir tikėjimo klausimai būsimąjį mąstytoją ir teologą turėjo pasiekti ne tik šeimoje, tačiau ir artimoje aplinkoje. Jo motina Sofija Kvilecka, kaip vėliau rašė pats Volanas, gyveno nepriekaištingai pamaldžiai ir visa siela garbino Dievą. O jo jaunystės dienų bičiulis Stanislovas Ostrorogas Lvovskis, su kuriuo vėliau kartu mokėsi Frankfurto prie Oderio universitete, buvo iš Vitembergo reformacijos pasekėjų liuteronų šeimos. Studijuoja ganėtinai anksti Frankfurte prie Oderio. 13-metis jau ten įsirašo, 3 metus studijuoja nuo 1544 iki 47 metų. Jau yra išlikę duomenų, kad jisai tas polemikas tarp protestantų ir katalikų seka, praktiškai visus tos su reformacija susijusius procesus jisai jau ten pažįsta ir universiteto aplinkoje. Studijuoja jisai ne teologiją. Jisai studijuoja artes liberales, tai yra laisvuosius menus. Jis teologijos, tarp kitko, niekad ir nestudijuos. Po studijų universitete 16-mečio Volano laukė lemtingas posūkis – kelionė į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, jį galiausiai atvedusi pas kunigaikščius Radvilas, įtakingiausius reformacijos rėmėjus to laikmečio Lietuvoje. Jį kelias nuveda į didžiąją kunigaikštystę pas Mikalojų Radvilą Rudąjį ir jis ten susiduria praktiškai su administraciniais reikalais. Jau mato ir pats kunigaikštis, kad tas jaunuolis jau, jį galima būtų ne vien tik tais skaičiuoti buhalterijoje ar ką nors tokiais paprastais klausimais įtraukti, bet jau daugiau į kanceliarinius reikalus įtraukti. Tai reiškia, kaip pats Volanas rašo, kad jis padėtų prisidėti prie laiškų rašymo. Aišku, jūs turite įsivaizduoti tarnybą pas tokį, kaip tuo metu Trakų vaivada, tai jau reikalauja tikrai itin gero išsilavinimo, nes nuo sekretoriaus priklauso iš esmės ir pono, šito svarbaus pono, šito senatoriaus įvaizdis ir komunikacijoje su visais kitais. Ir va čia labai svarbus etapas prasideda Karaliaučiaus universitete. Andrius Volanas 3 metus praleido Karaliaučiaus Albertinos universitete, kuriame dėstė ir studijavo iškiliausieji reformacijos idėjų skleidėjai šiame regione. Juk kunigaikščio Albrechto valdoma Prūsijos kunigaikštystė buvo pirmoji liuteroniška valstybė pasaulyje. Tuo metu Karaliaučiaus universiteto rektoriumi buvo poetas ir diplomatas Jurgis Sabinas, giminystės ryšiais susijęs su vienu
vienu iškiliausių reformacijos teologų Martyno Liuterio bendražygiu Pilypu Melanchtonu. Karaliaučiuje Volanas irgi nestudijavo teologijos, bet karaliaučiaus studentams buvo privaloma, ne vien tik teologams, bet ir visiems kitiems klausytis teologinių paskaitų, eiti į pamaldas. Jis ten iš ties su teologija labai gerai susipažįsta. Būtent ta forma, kuri iš pat pradžių tikrai buvo skleidžiama Wittenbergo, bet ne Martyno Liuterio teologijos, o daugiau Pilypo Melanchtono. Pilypas Melanchtonas, artimas Martyno Liuterio bendražygis ir liuteronų bažnyčios mokymą apibrėžusio Augsburgo tikėjimo išpažinimo sudarytojas, po Liuterio mirties tapęs svarbiausiu liuteronų teologu, suvaidino svarbų vaidmenį disputuose tarp liuteronų ir reformatų. Vienas esminių nesutarimų kilo dėl Eucharistijos, viešpaties vakarienės arba šventosios vakarienės sakramento aiškinimo. Liuteronų bažnyčia moko, kad sakramente yra tikras Kristaus kūnas ir kraujas, tiksliai kaip tai yra pasakęs Kristus. Tuo tarpu reformatų teologijoje duona ir vynas yra žemiškieji ženklai, simbolizuojantis Kristaus kūną ir kraują. Pilypas Melanchtonas, siekdamas bendro bažnyčios sutarimo, ilgainiui užėmė kompromisinę poziciją, savo vėlyvuosiuose darbuose priartėdamas prie reformatų teologų, ypač Jono Kalvino, su kuriuo palaikė ryšius ir bendravo. Melanchtono teologijos negalima sutolyginti su Martyno Liuterio teologija. Ypatingai viešpaties vakarienės klausimais, kristologiniais klausimais Melanchtonas išvysto poziciją, kuri moksliai yra apibūdinama kaip filipizmas. Tai yra iš esmės toks tarpinis elementas tarp Liuterio doktrinos ir iš esmės reformatų doktrinos arba Kalvino doktrinos. Ir Volanas praktiškai per Pilypą Melanchtoną, per jo visą tą pasaulėžiūrą, jis praktiškai tampa tuo, kuo jis tampa. Prieš atvykdamas dar į Lietuvą praktiškai predisponuotas priimti Kalvino teologiją. Baigęs Karaliaučiaus universitetą, Andrius Volanas tęsė tarnybą pas vieną įtakingiausių Lietuvos politikų, kunigaikštį Mikalojų Radvilą Rudąjį, tuo metu Trakų vaivadą, o vėliau Lietuvos didįjį etmoną. Jo sekretoriumi ir reikalų patikėtiniu Volanas dirbo daugiau kaip 30 metų. Nuo pat Lenkijos karalystės ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės susijungimo į abiejų tautų respubliką 1569 metais sudarytos Liublino unijos, Volanas dalyvavo daugelyje svarbiausių valstybės vidaus ir užsienio politikos įvykių ir atliko reikšmingas diplomatines misijas. Šties patenka į tą faktinę viršūnę, iš esmės LDK, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės viršūnė. Kaip tik Radvila Rudasis tampa 1558 metais, kai Livonijos karas prasideda ir didžiuoju etmonu, jisai Volanas kartu ir, manytumėm, turėjo vykti ir lydėti jį ir mūšio laukus. Praktiškai jisai su kunigaikščiu vyksta visas jo svarbesnės misijas, arba jam yra su laiku pavedamos misijos svarbios, kurias jis turi sutvarkyti kaip patikėtinis būtent savo kunigaikščio. Matom, jau Volanas ganėtinai anksti vyksta ir į Varšuvos Seimą 1563-64 metais, patenka jau praktiškai į tą terpę, kuri iš esmės jau užsiima klausimais dėl Liublino unijos. Radvila Rudasis, visi tą gerai žinome, priešinosi tai Liublino unijai tokia forma, kokia buvo siūloma. Ir, jis pabandė derybas taip torpeduoti Radvilą Rudasis, kad pasitraukė praktiškai per naktį ir išvyko.
su Lietuvos delegacija Radvila Rudasis nusiuntė, kai pamatė, kad šito konfrontacijos keliu nebeapsimoka iki galo eiti, nusiuntė būtent Volaną į tolimesnės dėrybas, kuris turėjo, jis kaip priešininkas tos Liublino unijos nenorėjo prarasti veido. Tai praktiškai pasiuntė Volaną, kuris ir su Žygimantu Augustu, ir su visais kitais senatoriais, tame tarpe ir Lenkų biskupais, pravedė atitinkamus pokalbius, apie kuriuos jisai ir informavo Radvilą Rudąjį. Buvo labai gerai informuotas, matosi, turėjo savo visus šaltinius ir rekomendavo Radvilai Rudajam jau daugiau nebeatvykti, nes, jeigu atvyktų jau praktiškai, kai viskas išspręsta, tai jau būtų pažeminimas jo kunigaikštiškosios kilnybės. Ir matosi, Radvila tikrai pasitikėjo, kad jis Volanas sutvarkytų jo klausimus kartu su Žygimantu Augustu ir su kitais svarbiais senatoriais. Sekretorius tai yra išties tas, kuris laikui bėgant sugeba iš dalies ir formuoti, sakyčiau, galbūt net ir savo paties darbdavio mintis. Ir ypatingai išsilavinęs sekretorius, koks buvo Volanas. Ir prisiminkime, Radvila Rudasis nebuvo, jisai teologiškai irgi nebuvo išsilavinęs, taip kad galim drąsiai daryti prielaidą, kad praktiškai Volanas ganėtinai smarkiai veikė jo požiūrį, jo teologinės nuostatas ginčuose su antitrinitoriais, kurie Lietuvoje ir Lenkijoje labai stiprus buvo. Tarp kitko, Radvila Juodasis savo paskutiniais gyvenimo metais labai stipriai rėmė antitrinitorinės sroves, polemizuoja ir su Faustu Sociniu, su praktiškai tokiu, vienu didžiausių, sakyčiau, jau antitrinitorių veikusių, iš Italijos kilusių ir veikusių Lenkijoje. Tarp kitko, tą polemiką ir Izaokas Newtonas dar skaitė. Yra jo bibliotekoje, tikrai žinome, kad skaitė. Jisai ją ne tik buvo pasidėjęs bibliotekoje, kad graži knyga buvo. Antras aspektas, aišku, kontroversijos su debatai, poleminiai debatai su jezuitais, kur grinai tada jau apie Viešpaties vakarienės klausimus kalbama ir grinai tada atsispindi grinai jau tas tikrasis konfesinis profilis, tada katalikų transubstanciacijos dogma ir atitinkamos apeigos. Reformatų, aišku, tas specifinis požiūris, kad Kristus kūno nesti būtent Viešpaties vakarienės metu. Svarbi Volano diplomatinės veiklos kryptis buvo Lenkijos ir Lietuvos valstybės ryšiai su Habsburgų dinastija, kurią palaikė ir rėmė Radvilos. Volanui net 2 kartus teko atstovauti Radvilų interesus, renkant abiejų tautų respublikos valdovą. Pirmąjį kartą Volanas vyko pas Šventosios Romos imperatorių Maksimilijoną II, pretendavusi tapti ir Lenkijos Lietuvos valdovu. Tai yra bekaralmetis ir be abejo konfliktinė situacija, karai su Maskvos kunigaikštystės, kaip susitarti, kad su maskvėnais bent jau kažkiek galima būtų dėl taikos susitarti, kol bus išrinktas naujas karalius ir didysis kunigaikštis. Su šito klausimu Volanas tikrai gerai susitvarkė. Imperatorius pasiuntė pasiuntinius, kurie išties sugebėjo tam tikras paliaubas pravesti. Kai vyksta tas elekcinis seimas, Radvilas jau nuo senų laikų praktiškai visą laiką už Habsburgus buvo, bet matosi, jie labai prieš Batorą, prieš Steponą Batorą pozicionuojasi, už Maksimilijoną pasisako ir praktiškai laikosi dar ganėtinai ilgai šitos pozicijos, kai Batoras visų pripažintas, o tos dar savo Maksimilijono universalus dar platina visur, tai aš manyčiau tikrai va čia konfidenciali tokia, galbūt net tų dokumentų ten nelabai galbūt net ir bus išlikę, bet manyčiau Volanas tais vidinės politikos klausimais tikrai bus irgi apsitaręs.
Intelektualas, puikiai įvaldęs lotynų kalbą, išmanęs valstybės reikalus ir pasisakęs įvairiais visuomenės gyvenimo klausimais, Andrius Volanas buvo paskirtas Lenkijos ir Lietuvos valdovo Stepono Batoro karališkuoju sekretoriumi. Užimti šias pareigas ir atlikti daugelį slaptų karaliaus pavedimų nesutrukdė ir tai, kad Volanas buvo reformacijos šalininkas ir aštriai polemizavo su katalikais. Nors Batoras paragino jį liautis kovoti prieš popiežiaus mokymą ir pakeisti religiją, Volanas paprašė karaliaus nurodyti, kur jis klystąs, kad galėtų pasitaisyti. Išlikęs ištikimas savo konfesiniams nuostatoms, jis net dedikavo karaliui savo antikatalikišką veikalą Defensio. Volanas ir toliau vaidina svarbų vaidmenį dar ir po Batoro mirties be karalmečio, kai vėl Habsburgai susipriešina su Jogailaičiais, praktiškai tada ercercogas Maksimilijonas iš Habsburgų pusės pralaimi vėl tuos rinkimus ir pralaimi ir kovą, mėgindamas užimti Krokuvą kaip karūnavimo vietą, kur Žygimantas Vaza III karūnuojamas yra. Na ir vėl prasideda visos dėrybos, popiežius atsiunčia savo delegatą Ipolito Aldobrandinį, kuris pats vėliau taps popiežium Klemensu VIII iš Lenkų ir iš Lietuvos pusės. Vėl šitas dėrybas ir Volanas yra pasiunčiamas. Matote, vėl tokioj konfliktiniai situacijoje matosi, kad jis irgi bus tarpininkavęs, kartu susitikęs ir su Ipolito Aldobrandiniu, kuriam jis po to skyrė raštą, kalbą. Ipolitui Aldobrandiniui, kai jis popiežius patapo, kad buvo labai diplomatiškas viską, bet dabar reformuok ir bažnyčią. Matydamas Lietuvoje vis stiprėjantį reformacijos palaikymą, Vilniaus katalikų vyskupas į miestą pasikvietė jėzuitus, kurie gavę karaliaus Stepono Batoro privilegiją įsteigė Vilniaus kolegiją, vėliau pertvarkytą į universitetą. Įžvelgęs pavojų reformatų bažnyčios pozicijoms, Andrius Volanas įsitraukė į viešus debatus su jėzuitais. Debatai prasideda įsteigus Vilniaus kolegiją jėzuitų 1570 metais su mišiom, aišku, kur visi auklėtiniai, tose mišiose irgi privalo dalyvauti. Auklėtinių būta ne vien tik katalikų, bet ir iš ortodoksų šeimų, būta ir net iš evangelikų šeimų. Volanas jau pamatė, kad čia jeigu ta akademija toliau taip vystysis, susieta su katalikybė, su katalikiškom mišiom ir doktrinomis, tai geruoju tas nesibaigs. Ir su ordino broliais labai anksti pasileido į disputus, ir kurie tada, ypatingai Petrui Skargui atvykus į Vilnius, išauga į didelius disputus. Spausdintas knygas, kurios per visą Europą praktiškai tampa žinomos, jėzuitai ir iš Italijos tada prieš Volaną rašo, jo knygos ir Pazelį perspausdinamos. Lemiamą vaidmenį Andrius Volanas atliko formuodamas reformacijos kryptį Lietuvoje. Radvilų proteguojama ir remiama reformatų bažnyčios teologinė kryptis XVI amžiaus antrojoje pusėje dar nebuvo aiškiai nusistovėjusi. Manyčiau, Volanas buvo tikrai tas asmuo, kuris apie 1565 metus, ypatingai Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, išlaikė trinitorinį atsirandančios bažnyčios, reformatų atsirandančios bažnyčios profilį. Radvilo Juodojo praktiškai aplinkoje visoje. Ir visi iškilieji tokie teologai, kurie priklausė būtent tam ankstyvajam periodui, kaip Petras Gonenzietis ar Simonas Budnas, praktiškai visi jau labai suko labai aiškiai į antitrinitorinę pusę.
Ir Volanas buvo iš esmės tas, kuris labai aiškiai pasisakė už tradicinę doktriną šventos trejybės ir už tradicinį dviejų prigimčių mokymą. Ta Volanas praktiškai laikui bėgant sugeba ganėtinai aiškiai įskiepyti, tas Vilniuje pasireiškia. Vėliausiai jau 1573 metais, kai Stanislavas Sudrovskis pasirašo jau ir antrą helvetinį tikėjimo išpažinimą ir taip įtvirtina praktiškai išties tą tokią, dabar retrospektyviai žvelgiant, konfesinį reformatų bažnyčios profilį. Ką galima pasakyti apie Volano vaidmenį arba poziciją tame bandyme apsijungti Augsburgo tikėjimo išpažinėjams kartu su šveicariškosios tos teologinės krypties atstovais, ką mes šiandien vadiname liuteronais ir reformatais, nes apie tokius bandymus tikrai kalbėta ir kalbant apie Radvilas ir Volanas kaip tame rate buvęs žmogus, o juo labiau Melanchtono pasekėjas, kuris, kaip žinome, Europoje vykusiose polemikose labai aktyviai dalyvavo kaip toks telkiantis ir bandantis kviesti vieną ir kitą bažnyčios atšaką susitarti. Bandymai susitarti su liuteronų besikonsoliduojančia liuteronų bažnyčia, turime irgi istoriškai tą truputėlį prisiminti, kad tai būtent iš ties laikotarpis yra, kur ir priimama santarvės formulė 1577 metai, 1580 santarvės knyga, kuri apibrėžia tada liuteronų bažnyčią kaip liuteronų bažnyčią. Vilniuje bandoma diskutuoti ir Volanas dalyvauja tuose disputuose su liuteronų teologų atstovais, dalyvauja ir iš Karaliaučiaus atsiųsti teologai. Melanchtoną vėl priminėte, Volanas be abejo argumentuoja. Taip, Melanchtonas iš ties iš Karaliaučiaus Paulius Vaisas argumentuoja, bet Augsburgo išpažinime 1530 metų tos formuluotės dar laikosi Melanchtonas ganėtinai, tiksliau praktiškai visiškai Liuterio pozicijos. Volanas tada argumentuoja, ne, bet jis vėliau teisingiau mąstė apie tai ir jau matome čia tą jau tokį konfesinių bažnyčių virsmą, kur praktiškai tiesiogiai susitarti nebežinau, ar įmanoma yra, nes tos jau pozicijos yra ganėtinai aiškiai išsikristalizavusios. Tai yra jau toks ganėtinai toli pažengęs konfesinis vyksmas ir iš esmės teologiniam lygmenyje jau labai aiškiai apibrėžtos pozicijos yra, ten nelabai ką jau ir įmanoma susitarti. Tie politiniai procesai būtų be Volano vykę irgi, bet jisai dalyvavo juose. Tai buvo tikrai tokia asmenybė, per kurią daug gijų ėjo politinių visam tokiam europiniam kontekste. Antras aspektas be abejo, aš manau, be jo būtų reformatų bažnyčios istorija, be jo veikalų, be jo minties, be jo įtakos Radvilai Rudajam ir visai Dubingių, Biržų ir Dubingių šakai, manau, būtų kiek kitaip pasukusi. Tai buvo be abejo centrinė šitos bažnyčios figūra. Skarga net jį vadino, taip aišku, įžeidžiančiai polemikai, bet tas Volanas, jisai visai Cvinglio sinagogai čia Vilniui diriguoja, be jo, tai iš ties būtų reformatų bažnyčios istorija kiek kitaip pasisukusi.